Tokios 3 sekcijos už varžybinės. Tai pirma dalis labai greita, antra tokia purvas ir kalnų viršūnės labai priminė Albaniją. O trečia dalis, tai pusė buvo labai daug balų, bet tokios po 100-200 metrų. Tiesiog vandeniu važiuoji, plauki, o paskutinė 20 km tai tiesiog gazas dugnas, taip galima įvardinti. Palaikymas tai tiesiog nerealus, kaip klasikiniam ralyje, kokiam VRC, rėkia, šaukia, sirenos, vėliavos, tai užveda ten, wow, taip iš karto su šypsenom veide važiuoja ir emocijų labai daug. Labai fainai, nerealu tiesiog. Suprantu, kad šiandien Višnevskis buvo greitesnis už mus, tai panašu, kad kova dėl 2-4 vietos ten bus minučių klausimas, bet dar 2 dienos, dar visko gali atsitikti.